Kaip vartoti enteros gelį? Enteros gelis geriamas praskiedus vandeniu suaugusiems ir vyresniems vaikams nei 15 metų po 1 šaukštą valgomąjį 3 kartus per dieną praskiesti 200 ml vandens. Vaikams nuo 7 iki 14 metų gerti po 2 arbatinius šaukštelius ir atskiesti 100 ml vandens, gerti 3 kartus per dieną. Vaikams nuo 3 iki 6 metų 1 arbatinį šaukštelį atskiesti 100 ml vandens ir gerti 3 kartus per dieną. Kaip vartoti? Atskiesti reikiamą enteros gelio kiekį vandeniu, vartoti gėrimą 2 valandas prieš arba 2 valandas po maisto ar vaistų vartojimo. Neviršyti nustatytos rekomendacinės dozės. Svarbi informacija. Jei vartojate geriamuosius modifikuoto atpalaidavimo vaistus, pasitarkite su gydytoju, nes enteros gelį gali paveikti jų įsisavinimą. Prieš vartojant enteros gelį vaikams iki 3 metų rekomenduojama pasitarti su gydytoju. Kai kuriems žmonėms pirmaisiais vaisto vartojimo dienomis gali pasireikšti vidurių užkietėjimas, todėl esant polinkiui į vidurių užkietėjimą rekomenduojama vartoti vidurius laisvinančius vaistus laktulazę.